Kada tu sugalvojai, kad tu būsi dailininkas? Kai tėvai atnešė, va, ir kai nuotrauką pats pamačiau, kaip prie šito vienuolyno ar dailės instituto, tai ir įvyko. Aš tik po to tik supratau. Iš pat pradžių tai man labai patiko tie akordeonai, muzikos instrumentai. Kad tėvai nupirko tą mano akordeoną, leido į tą muzikos mokyklą, o man iš pat pradžių itin patiko, bet po to supratau, kuo labiau gilinėsi, kuo labiau giliau ir po to supranti, kad esi negabus. Kai supratau, kad su to jau muzikiniu instrumentu nieko, o po to dar brolį turiu, Liudviką, po to tėvai mus, kaip čia pasakyti, į dailės mokyklą, ten jau pristatė mus. Tai mes jau pradėjom ten vaikščioti ir, tai ten po truputį ir man kažkaip pradėtau. Kur buvo ta dailės mokykla? Prašau? Kur buvo ta dailės mokykla? Černiachovskio, Čia Vilniuje? Taip, Černiachovskio, kur dabar Vienožinskio. Kas tau dėstė? Dėstė man tai labiausiai tai du. Padarai įspūdį. Du mokytojai, aš juos ir vadinu. Tai vienas tai tapytojas, kur dėstė akvarelę ir tapybą, tai Vytautas Pečiukonis, o antras tai vėl Vytautas Šerys. Kai atėjai mokytis į akademiją, kas buvo tavo studijų draugai? Pats didžiausias studijų draugas tai buvo Karatajus, kad jis mane priėmė. Tai Skudutis, Gražys, Vilkauskas ir amžinatilsis Lėžys. Ir jūs buvot visi vienam studijų kurse? Vienoj grupėje ar vienu metu? Vienu metu mes ten. Vienu metu tiesiog. Su Skudučiu, va, būtent, tai mes visą laiką kartu, o Gražys, Vilkauskas jau ten kiek kitaip ten buvo, bet čia neturi dabar jokios reikšmės. Tai nes ten buvo pedagogika ir tapyba, ten buvo suskirstyta, bet dabar pasižiūrėjęs, tai neturi jokios reikšmės. O tada pradėjo draugauti ir po to tiesiog ne tiek meninio pagrindo, kiek šiaip visada, kad dažnai rodydavo. Ir nedraugavom iš pat pradžių, taip kaip atėjom, o po to nori, nenori, pradedi draugauti. Tai, kad daugiau žmonių ir nebuvo, tai buvo ten kiti, ten dalykai. O kas buvo iš jūsų iniciatorius daryti bendras parodą? Tai čia jau iniciatorius ir, tai čia mūsų Mindaugas. Buvo Mindaugas, ne? Taip. Mindaugas apjungė ir sakė eksponuoti. Taip. O kiek iš viso, jūs visi tokie labai skirtingi, tai tas daugiau yra tokios draugystės pagrindo, ne kokių tai bendrų platformų kūrybinių ar... Tai, man atrodo, tai draugystė ir yra tas akstinas kurti tą platformą. Taip, iš dabar pasižiūrėjus, kaip dabar, tai... O kada, kas tau darė įtaką aplamai, kokie menininkai? Kokiais tu labiausiai žavėjasi jaunystėje ir vėliau? Jaunystėje tai buvo... Jaunystėje, kai mokykloje, tai mūsų tas jau pats, kur ne Čiurlionis, o... Samuolis? Samuolis. Kaip visiems. Jeigu tai pasižiūrėti tą bendrą Vilniaus statybos panoramą, tavo visiškai yra labai asmeniški siužetai,
visiškai kitokia ikonografija negu visų. Ir kada tu suradai savo tos motyvus ir tą stilistiką ir kokiu būdu, kas buvo išeities taškas. Taip, man dažnai atrodo, kad būtent pats Vilnius kaip senamiestis su savo architektūra impulsas yra, bet gal aš klystu, gal tau visai kitaip. Suprantu. Pats sunkiausias klausimas, į kurį atsakyti galėčiau gal tik bandyti. Man labai patiko tokie dalykai. Arba vienas, tarkim, kai, tarkim, gavau šią dirbtuvę ir ten atėjo vienas žmogus ir sako, sako, kaip tu, reiškia, čia va, ką matai, tą ir darai, kaip tau gerai pavyko, o dirbtuvę tai gavau, tarkim, 88 ar 9, o tas šešėlis tai jau 80, beveik vos ne 10 metų skirtumas anksčiau. Ir aš, tai man taip nepatiko, kad kaip čia, tai tarsi aš tą Vilnių plagijuoju. Ir man taip nepatiko, galvoju, bet pakalbį su žmogumi o po to galvoji o po to jau pripratau. O kaip tie dalykai, nežinau, iki šiol nežinau. Jeigu žinočiau, tai netapyčiau. Labai. O kokia tau buvo pati tokia reikšmingiausia tavo gyvenime paroda? Ta, kurią tu pats pamatei ir kokią pats padarai? Reikšmingiausios tai gal 3. Tai pirma 84 metais, po to su Šukliausku 90, net užmiršau. Ir dabar. Ir dabar, kur buvo. O šiaip aš būna, kad dabar tai tikrai ne, bet prieš tam tikrą laiką tai aš būdavo, susapnuodavau parodas. Draugų ten, man susapnuoja, tai man ten labai įdomu. Tokių dalykų galima pamatyti. Bet dabar tai ne. Dabar nesapnuoju. Daraisi kokį nors eskizą, piešinį? Jeigu darau eskizą, tai man nieko tada neišeina. Eskizas, galiu piešinį parodyti. Ir bandžiau vieną, man patiko irgi su senamiesčiu, galvoju. Tik prisiklausiau ir apie senamiestį, ir apie save. Jeigu kas į mane taip ir galvoju, turiu tokį gražų eskizą, piešinį ir galvoju, nutapysiu paveikslą. Ir nieko man nepavyko. Vis tik pakeičiau, o piešinys gražus, galiu parodyti. O esmė tai buvo tokia senamiestis, reiškia žmogus su lietsargiu. O lietsargis tai čerpės tos. Tai lietsargiu tas čerpės. Ir galvoju, kai nutapysiu paveikslą, tai bus pats tikriausias senamiesčio, ne tai kad motyvas, o žmogus su motyvu, vaikščiojantis, skleidžiantis tą dalyką. Nieko nepavyko. Turėjau, tai va ir liko. Ir svarbiausia, čia ir pasirašyta 2001 metai. Ir pernai bandžiau, nepavyko.